Atsidarę Canva programą, pirmiausia nusistatykite lapo dydį. Ta galite padaryti paspaudę Failas. Atsidariusiame langelyje pirmiausia pasirinkite vietoj pikselių milimetrus. Tinkamiausias dydis yra 135 ant 202 mm. Ir spauskite kurti naują dizainą. Atsidarys naujas langas. Labai svarbu laikytis tam tikrų dizaino taisyklių. Todėl mums pirmiausia reikia nusistatyti saugias zonas. Tai galime padaryti, nusistatę rodyti paraštės ir taip pat rodyti spausdinimo užribį. Taip bus lengviau matyti, kur galima dėti tekstus ir svarbius grafinius elementus. Taip pat galime nusistatyti tam tikras grafas, jeigu reikėtų mums dėlioti dizainą pagal stulpelius. Šiuo atveju yra vienas bendras plotas, todėl pasižymėkime tik centrinę liniją. Elementų skyriuje pasirenkame kvadratėlį ir nusistatome pagal pavyzdį, kad liktų apačia balta. Pasirenkame norimą spalvą. Sutvarkome kampus. Man norisi, kad perėjimas būtų iš apačios į viršų. Taip pat kartojame visus veiksmus ir padengiame apatinę dalį. Pasirenkame norimą spalvą. Šiuo atveju renkuosi mėlyną. Kadangi viršutinė spalva yra labai intensyvi, ją šiek tiek sumažinu, padarau šiek tiek permatomą. Rašau pavadinimą. Kadangi prieš tai turėjau pasiruošusi visą reikalingą tekstą Word dokumente, dabar tiesiog belieka jį nukopijuoti. Kopijuoju pavadinimą. Padarau lygiavimą į kairę pusę. Jeigu reikia, pakeičiame šriftą, jo dydį. Dėliojame visus tekstus šiek tiek palikdami vietų nuo kraštų, taip kaip reikalauja dizaino taisyklės. Toliau rašome antraštę. Atliekame visus tos pačius veiksmus, ką darėme su pavadinimu, lygiuojame į kairę pusę, pakeičiame, jeigu reikia, šriftą ir šrifto dydį. Sudėliojame, kad atrodytų proporcingai. Pakeičiame spalvą. Galime panaudoti tam tikrus efektus. Pavyzdžiui, šešėlį ar kitus siūlomus nemokamus efektus. Dėdami efektus nepersistenkite. Kuo paprastesnis dizainas, tuo lengvesnis ir gražesnis vaizdas. Jei norite pasididinti puslapį, kad matytumėte vaizdą arčiau, spauskite Ctrl mygtuką ir neatleisdami jo sukite pelytės ratelį. Taip jūsų vaizdas padidės. Jei tai suksite į priešingą pusę, vaizdas sumažės. Apačioje būtina parašyti, koks yra produkto dydis, kokiame formate ir kiek jis turi puslapių. Reikia pateikti informaciją tokią, kad vartotojui pamačius prekės viršelį, jam būtų viskas aišku ir paprasta. Kad apatinis tekstas išsiskirtų, formuojame rutuliukus prie teksto. Tai galime padaryti ir paprasčiausia rašant tekstą, tačiau
Man norėjosi kitokio dydžio burbuliukų, todėl aš juos formavau elementų pagalba. Nepamirškime padaryti kuo lygesnius tarpus ir sulygiuoti visus tekstus taip, kad atrodytų tvarkingai. Kai tekstai paruošti, belieka sukelti jūsų produkto tam tikrus elementus, kurie parodys, kas yra viduje. Tai atliekame labai paprastai. Atsidarome šiuo atveju PDF failą, kuriame yra paruoštas profesijų leidinys ir tiesiog padarome ekrano nuotrauką. Tuomet ją įklijuojame jūsų Canva dizaino lange. Tampydami visus paveikslėlio kraštus sutvarkykite taip, kad atrodytų kaip atskirai atspausdintas puslapis. Šiame dizaine telpa 6 atskiri puslapiai. Tad stenkitės juos parinkti skirtingus, kad matytųsi bendras jūsų produkto turinys. Šis rinkinys yra skirtas vaikams nuo 3 iki 5 metų, todėl būtinai paminėkime ir tai. Sulygiuokime, sutvarkykime tekstus ir paveikslėlius taip, kad atrodytų tvarkingai ir gražiai. Galime pridėti tam tikrų grafinių elementų, kaip pavyzdžiui, šis žmogiukas čia, manau, puikiausiai tinka. Prieš užsaugant dizainą visą laiką patikrinkite, ar nėra klaidų. Kai jau dizainas yra paruoštas, spauskite dalintis, tuomet pasirinkite formatą JPG ir spauskite atsisiųsti. Viskas, jūsų prekės viršelis yra paruoštas. Jeigu turite kokių nors klausimų, drąsiai rašykite į info@šviesiukonamai.lt.